Laidos Žalieji namai draugas Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras. Šiuo metu mes stovime prie didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelės, kuri yra įrengta šalia jau uždaryto Kairių sąvartyno. Šiaulių miesto gyventojai, taip pat ir rajono gyventojai į šią aikštelę gali atvežti visas išrūšiuotas atliekas. Didelius daiktus jau nebereikalingus baldus, buitinę techniką galima atvežti pristatyti. Antrinės žaliavas, žaliasias atliekas, vasarą lapus. Iš vieno gyventojo yra nemokamai priimama iki pusę kubo atliekų per metus. Tokios aikštelės Šiaulių regione yra įrengtos ne 34. Žinoma, vienos jos yra mažesnės, ten, kur nėra darbuotojų, kitos yra didesnės, tai yra rajoninės atliekų priėmimo aikštelės. Ir visos jos priima iš gyventojų nemokamai atliekas. Tos aikštelės nėra skirtos buitiniam mišriom atliekom, jos yra skirtos tik tais išrūšiuotom atliekom. Ir skirtos tik gyventojams, juridiniai asmenys, kurie verčiasi individualią veiklą, taip pat savo veikloje susidarinčio atliekų šiose aikštelėse šalinti negali. Gyventojai, kurie neturi galimybės atvežti savo didelio gabarito, ypač atliekų iki tokių atliekų priėmimo aikštelių, gali šiomis atliekomis 6 kartus per metus numatytų laikų jas išnešti ir pastatyti prie konteinerių. Bet žinoma, tik tomis dienomis, kada yra vykdomas apvažiavimas. Apvažiavimo grafikus galite susižinoti mūsų internetinėje svetainėje www.švat.lt. Taip pat jie būna skelbiami vežėjų vietinėje spaudoje. Kol kas Šiaulių miesto gyventojai, norėdami išmesti baldą, gali pasinaudoti tik šią Kairių atliekų priėmimo aikštelę. Bet šiais metais turėtų būti jau įrengtos tokios 2 atliekų priėmimo aikštelės ir Šiaulių mieste.